Dievas kalba. Sapnai, vizijos ir kita. Jūsų jaunoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnus. Apaštalų darbai, 2 skyrius 17 eilutė. Dievas kartais turi labai neįprastų kalbėjimo metodų. Kai kuriems žmonėms jis duoda sapnus, o kitiems sapnų aiškinimą. Kai kurie mato vizijas ir atvirą kitą pasaulį. Kai kurie girdi Dievo balsą. Kartais Dievas kalba per angelą, o kartais netgi per gyvūnus, kaip per asilą Balamę. Kažkaip tai netelpa į mūsų logišką protą. Bet mes esame ne vienintelė tauta žemėje ir nei Dievas, nei kitos tautos neturi prie mūsų prisitaikyti. Dievas yra suverenus ir kalba skirtingoms tautoms, bei skirtingų pasaulėžiūrų žmonėms. Daugeliui sapnai yra normalu ir kad Dievas juos suteikia. Koks geras, koks kantrus yra Dievas. Aš pats niekada nesapnuoju ir nematau jokių vizijų, bet kartais sekundės greičiau man kas nors paaiškėja. Pavyzdžiui, istorija, nauja daina ar tam tikras kontekstas. Staiga žinau visą istoriją ir tiesiog turiu ją užrašyti. Dievas keletą kartų man garsiai kalbėja. Negaliu tiksliai apibūdinti, bet kai jis kalba, visa kita nutyla. Ir aš iš karto žinau, tai jis. Tai nutiko nedažnai ir kritinėse situacijose. Dievas žino, kaip jis turi elgtis su tokiu kvailu daiktu kaip aš. Kartais jis bailingai tarė galingą žodį, nespausdamas ir tada viskas aišku. Kartais jis aiškiai pasakė, mano avis girdi mano balsą, Jono 10 skyrius. Šis pažadas neskirtas tik itin dievotiems žmonėms, bet taikomas visoms jo avims. Kiekvienas, kuris mano, kad dar niekada jo negirdėjo, bet yra jo avis, turi šiek tiek treniruotis, kad atskirtų balsus. Jis tai išmoks ir jis aiškiau girdės Jėzus balsą. Norime būti atviri Dievo keliams. Jie yra neištariami, bet visada geri. Pabandykime išgirsti jo balsą tyloje Biblijoje, bendrystėje, bendroje maldoje, dvasios dovanose ir būkime atviri pranašiškiams sapnams. Apsivalykime savo širdis ir rankas, kad jis galėtų per mus tikėti ir kalbėti. Jis turi meilės žodžių. Ačiū Jėzau, kad galiu tave girdėti. Kartais viskas yra labai garsu ir chaotiška, bet tyloje aš vėl girdžiu tave kaip gera, kai tu kalbi. Dėkoju, kad tu nekreipi dėmesį į visą tai, kas jau išmokta ir kad tau nėra ribų. Taip, Viešpatie, tu visada mane nustebini, tu man geras. Amen.